Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Toliau tęsiam savo gyvenimą ir tikėjimą tikrovėje ir šiandien noris pakalbėti, pasiūlė žmonės tiesiog atkreipdėmėsi, kad, kaip taip dabar, kas čia dabar keičiasi mūsų kalbėjime, tarkim, mūsų kalbėjime, reiškia Lietuvos katalikų bažnyčioje pagrindė, ar ne, reiškia. Jeigu vaikystėje prisimenam, kad visi pamokslai būdavo, nuolatinis barimas ir nuolatinis moralinių kažkokių tai normų, vadinkim, reiškia, kaip čia reikėtų sakyti, saugojimas, reiškia, atkreipimas dėmesio, kitaip sakant, pagrindinis, vadinkim, momentas, į kurį atkreipė dėmesio, kad buvo kaltės jausmas. Reiškia, tai šiuo metu tarsi yra pasiduodama jau kalbėti, kažkiek yra kalbama, bet tarsi jau kalbama truputį kitaip, tarsi ne tik apie tą kaltės jausmą ir visą kitą. Dabar, kodėl šitas dalykas yra toks pasikeitęs iš vienos pusės, kartais vėl galbūt mūsų neparuošti tie, ar kolegų neparuošti, vadinkim, ar net jie pamokslai būna apie viską ir nieką. Tačiau tuo pat metu tas nuolatinis, sakykim, anksčiau barimas, arba negatyviai kalbėjimas apie tai, kas nėra gerai, iš tikrųjų nėra visa istorija apie Jėzaus mokymą. Kaip dabar, pavyzdžiui, iš vienos pusės matant tas negeroves, nes Jėzus irgi, bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, gal taip suveltai truputį sakau, Jėzus neturėjo problemų su nusidėjėliais, jis problemas turėjo su teisuoliais. Reiškia, ir jis iš tikrųjų, taip žargonu kalbant, jis nesipurslojo kiekvieną kartą apie tai, kad tas negerai, anas negerai, bet visi teisuoliai. Bet pabardavo. Bet dažniausiai teisuolius, ne tie, kurie, vadinkim, tarkim, ten muždavosi krūtinė ir greičiausiai tikrai, paprastai matydavo savo netvarką, ar ne? Reiškia. Matai, kalbėjo apie veidmainystę, tai žinai, ką mes sakom teisuoliai. Tai va, teisuoliai tai toks. Jeigu žmogus tikrai teisusis, bet jeigu tu įsivaizduoji, kad esi teisusis, o iš tikrųjų nesupranti savo tikrosios padėties, tai esi veidmainis. O veidmainystė tai baisus dalykas yra, nes tai apgauna, save apgauni, kitus apgauni. Tai čia apie tai, žinai. Gerai. Tai kokia dabar tema būtų? Bet reiškia, juk Evangelijos tema nėra pagrindė pasakyti, kad žmogus nusidėjo. Kaltės jausmus, ar ne? Nuolatinis pasakymas, pavyzdžiui, ateini, tarkim, ar ne, sakyti pamokslo, tarkim, paimkim save kaip pavyzdžius ir sakai, tas negerai, anas negerai. Ir tikrai tų negatyvių dalykų yra pakankamai daug. Bet vien dėl to, kad aš pamatau, kad man trūksta kažkokios tvarkos, gi čia to, kaip čia pasakyti, jėgos arba troškimo gyventi taip nebūtinai atsiranda. Matai, jeigu kalbėt apie šventą raštą, apie nuodėmę, tai kaip? Matai, mes galim kalbėti apie nuodėmę keliais aspektais. Yra tas būties, tai ontologinis dalykas ir yra moralinis. Tai apie tą moralizavimą, tai čia, jis atsibosta, bet šventas raštas puikiausiai žino, kad žmogaus situacija, kaip šventas raštas žino, ten visą atmosferą, pasakykim, tą dvasią. Po Adomo žmogus yra nuodėmės įtakoje, tai yra nusidėjėlio būsenai. Tai ir jį reikia gelbėti, tai čia to nėra reikalo visiškai pastoviai bambenti ir šnekėti apie tai. Tai va. Bet lengviausia pirštų parodyti, mes žinom, tarkim, ar ne, kad ir Adomas pričiuptas Dievo, pirštų rodo į Dievą ir sako, kur problema yra. Tai bet dabar apskritai apie tas pamokslus, tai esmė yra kokia. Kiekvienas laikmetis turi savo iššūkių ir tam tikrų niuansų. Tai tam tikrų, gal sakysim, net laikmečio madų, tas pats ir teologijoje, ir pamokslininkuose, ir ten, žinai, ir istoriniai visokie dalykai iššaukia, nes, sakysim, jeigu žiūrėti bažnyčios dokumentus, tai ilgą laiką, sakysim, šventoji dvasia buvo primiršta ta pneumatologija. Tai dabar, žinai, pasigauna kartais kokios ten krikščioniškos bendruomenės, katalikai užmiršo šventą dvasią. Iš tikrųjų neužmiršo, bet buvo laikmetis, kai po Renesanso tenai prasidėjo visi judėjimai, kad štai čia kaip Jėzus nebuvo, paskui reformos visokiausios, ten tas anas, žodžiu. Ir stojo bažnyčia tam tikrą poziciją ginti, sakysim, tam tikrą tikėjimo tiesą, sakysim, vienu metu labai sustiprėjo kristologija. Vieną apie Kristų kalbėti, apie asmenį. Tai buvo nustumta šventoji dvasia, paskui
Leonas XIII prisiminė, kaip sakyti, Dievas įkvėpė, jis išleido encikliką apie šventąją dvasią, Divino Flentus Spiritus. Reiškia, specialiai net ir visą encikliką tam išleista, tai kad atkreiptume dėmesį į pneumatologiją, bet pati bažnyčia niekad neužmiršo. Tai aišku, viskas išdėstyta yra dokumentuose, tai dabar ar įmanoma atskiruose pamoksluose ten visą tikėjimo turinį, juk nėra reikalo vidinį. Jo, bet gal tiesiog aš paryškinčiau, kad žmogus sako, kad, reiškia, kad sako, mano tikėjimas ir mano dalyvavimas, tarkim, pamaldose visada yra labai stipriai su išreikštu kaltės jausmu. Nes yra kalbama apie tai. Čia vėl galim sakyti, kad galbūt neteisingai supranta, galbūt neteisingai išgyvena, gal ten yra tos vidinės netvarkos, bet ką paprastai, nes visi tikrai nekartą ir pats esi girdėjęs, kad kaltės jausmas kartais yra be nedominuojantis tikėjime, žinai. Bet čia giliau sakyčiau. Visa mūsų tauta yra neurotiškai, pavyzdžiui, taip drąsiai, psichoterapeutai, psichiatrai tegul pakoreguoja ar pataiso, bet iš tikrųjų daugelį mūsų glūdi tas kaltės jausmas ir jisai nieko bendro neturi šiaip iš esmės, taip tiesiogiai su tikėjimu, bet jis iš esmės yra atsineštas iš šeimos, iš visuomenės aplinkos, tai yra daugiau psichologinis sužeistumas. Aš tai praktiškai, kiek susiduriu su žmonėmis, tai yra pagrindinė, kad žmogus visur jaučiasi kaltas ir kažko netlikęs, nebūtinai, tai čia gal kartų net yra problema, sakysim, tos vyresnės kartos, mano kartos, šiek tiek jaunesnių, gal šiek tiek vyresnių. Jaunimas nežinau, ar turi tą tokį kaltės jausmą, jie gal gyvena kitom kategorijom, jie gal tokių, žiūrėkit, daug dievų laisvesni, tas jos yra kitos problemas. Tai čia už tai, kad nesutapatintume tos psichologinės kaltės su bažnyčios, reiškia, to visai kita nuostata. Tai ir nuodėmė, kaip už tai minėjau, yra ontologinė būsena, yra moralinė būsena. Tai kalbėti apie vieną ir apie kitą reikia, reiškia, apie nuodėmę dabar ypatingai, nuodėmę dabar galime sakyti, žmonės, kaip šventas raštas sako, geria kaip vandenį ir nesusimasto visiškai, net nelaiko nuodėmę daug dalykų. Tai apie nuodėmę reikia kalbėti, bet tai iš nuodėmės perspektyvą, jeigu kalbėti, tai reiktų pateikti, kad yra amžinybės perspektyva. Ką mes dabar, tarp kitko, nežinau, gal Lietuvoje kunigai, gal ir vakaruose, gal labai nedaug kalba apie amžinybę. Iš tikrųjų, kad yra realybė, kad yra tikrovė, tai, kaip kartais sako, anapusinė tikrovė, kaip nori vadinti, bet yra amžinasis gyvenimas ir jisai yra pagal bažnyčios mokymą labai aiškus, arba dangus, arba skaistykla, arba pragaras. Ir kitaip nėra. Tai aiškiai, ir jeigu tu gyveni nemoralų gyvenimą arba, tikriau, nuodėmingą gyvenimą, tai tu taikai pragarą. Tai finalas labai liūdnas. Tai gal tai nebūtų, sakom, čia jaus bauginimas, kažkada tai gal buvo, kunigai baugindavo, kad žmonės moraliau gyventų. Sunku pasakyti, čia metodikos klausimas, gal sakyčiau, yra. Gerai, bet jeigu grįžtumėm prie tos takoskyros, kurią pats paminėjai, ar nereiškia, kad atsinešam tą kaltės jausmą, kuris nieko bendro neturi, tarkim, ar ne, nei su nuodėmė, nei su tikėjimo tikrovė, tačiau jis, jeigu glūdi, tarkim, mūsų prigimtyje arba mūsų kartoj, tarkim, ar ne, ir vyresniai kartoj, kaip tada tą dalyką nesutapatinti? Nes, žmogus priima savo kažkokį, kaip vientisą, jis jaučiasi kaltas, pavyzdžiui, dar pasakai, kad, ten gal nemylėjai ten vaikų ar nepadarėjai kažkokių dalykų. Ir iš tikrųjų tada tas ant to kaltės jausmo, kuris nieko bendro neturi su tikėjimu, ar ne, dar užsideda arba užsiklijuoja kažkokią tai, sakykim, papildomą, kad, čia gal ta nuodėmė yra, ar ne. Arba, pavyzdžiui, tėvai padarė viską, bet vaiko sprendimai rodo, kad jis šiuo metu negyvena taip. Ir tada tėvai dar sako, gal aš kažką tai padariau. Taip. Bet čia labai kompleksinis dalykas yra, nes kiek savivertė mano tikra, kiek aš žinau, ką darau iš tikrųjų, kiek esu tvirtas savyje, aš nekalbu apie psichopatinės asmenybės, bet kur, žinai, tik tai kiaurai siena eina. Tai bet tai kiek aš nebejoju, kiek savo sprendimais esu tikras, savo vidumi. Tai čia labai reikia pažinti ir save pakankamai, žinai, kad žmogus turi pažinti save, turi tam laiko, mokėti tą daryti. Toliau turi pažinti tikėjimo turinį gerai, tai yra nuodėmės, nes dabar dauguma žmonių, štai dažnai mėgstu paklausti, pavyzdžiui, kur susitikimuose, kai jūs tikintis visi, pavyzdžiui, užduodi klausimą, ne? Taip, visi tikintis. O paklausė, kiek iš ryto meldėtės? Vienetai pakeltų rankų.
kiek vakare meldės, vienetai, į bažnyčią kiek einat, vienetai. Pabandyk dabar, ar mes čia galim, ar klausytojai, tai patys gali pasitikrinti. Kiek žmonių žino 10 Dievo įsakymų normaliai iš eilės. Ir irgi vienetai. Tai žinai, tai tada labai nesunku pasiklysti ir tiesiog patekti į tokią miglą, reiškia, kažkokią tai miglą. Kažkur kažkas, žinai, jauti, kad nuodėmė yra, bet tu neturi jokių koordinačių. Ją atpažinti. Visiškai, nežinai, ar tu jau čia kaltas tikrai, ar čia reikia tiesiog ant tos psichologinės bangos, jeigu, sakysime, dabar, turiu minti psichologinę bangą. Jeigu mane ten, sakysim, perfekcionizmų spaudė mamytė arba tėvelis, kad turi viską tobulai padaryti, mokytojai tą patį reikalauja, visuomenė tą patį reikalauja, jeigu netitinki tų kriterijų, tai labai nesunku išsiugdyti tą pastovų kaltės jausmą. Kaltas, nes nesuspėjau su visais, nesuspėjau ten būti tobulas, nesuspėjau būti taram-baram, ir vienu žodžiu. Tai tokiu būdu ir dar prisideda prie to, kai aš nepažįstu tikėjimo turinio, savo tvirtumo vidinio neturiu. Žmogus jautrus, pavyzdžiui, nori būti geras ir tikėjimo dalykose ir visiškas jaukalas, tada tik tai, tada už galvos susimti ir bėgti laukais, ir iš bažnyčios bėgti, ir nežinau, iš kur bėgti. Nes vietoj to, kad tu atrastum bažnyčioje atsakymą ramybę, kad jau pasimeldžiau, man nuodėmės atleistos, žinau, mano nuodėmės tokios, čia abejoju, gali sakyti, čia abejoju, kitur neabejoju, kitur žinau, kad nepadariau, viskas. Jeigu esu pakankamai sąžiningas su savim, nes dalis žmonių iš vis negalvoja apie jokias nuodėmės. Maždaug taip, tai žinai, tai maždaug taip irgi toks yra ignoravimas, kuris tave, neveda jokią dvasinę pažangą. Tai jeigu taip kalbėti, tai reiktų tada rimčiau susirūpinti savo dvasiniu gyvenimu, iš tikrųjų, dvasiniu gyvenimu, paskui psichologinę sveikatą savo susirūpinti ir pagalvoti, kaip sakyti, kuo aš gyvenu, kas man nevyksta realiai, dėl ko aš, pavyzdžiui, kad ir nerimauju, dėl ko, ne. Tai toks ilgas kelias čia yra, bet jis prasmingas kelias, nes tai žmogaus kelias. Gerai. Jeigu, pavyzdžiui, paimkim hipotetišką žmogų, turi tą tokį sumaišytą viduje kaltės jausmą, tiesiog kaip neurotiškas, vadinkim, jaučiasi kaltės jausmas. Reiškia, ir jis girdi visą Evangelijos, vadinkim, žinai, tą skelbimą tarsi per tą, nesvarbu, ar jis girdi, ar ten yra skelbiama, ne taip ar ne. Reiškia, ką reikėtų jam išgirsti arba ką reikėtų pamedituoti, kad jis suvoktų, kad čia ne visa istorija yra. Čia žinai, kai būna kartais žmogus nueina iš pažinties, kai klauso pamokslą, sako, kunigas visas mano nuodėmės visiems išsakė. Tai ne taip, nes žmogus viską per tą prizmę savo kaltės mato. Ir paskui jau bet koks užsiminimas jam atrodo, kad jam viskas tinka. Tai čia galim pašmaikštauti, kaip kunigai kartais, kai juokauja, sako, įdomu, kaip Dievas mus teis. Ar tai, ką sakėm, ar tai, kaip suprato žmonės. Nes vis taip yra. Tai gerai. Bet kas būtų, pavyzdžiui, iš mūsų tikėjimo lobyno tie dalykai, kurie padėtų žmogui pro tą kaltės kiautą kažkokiu būdu prasiveršti arba kad nesustoties tais dalykais? Čia gražus dalykai, nelengvas dalykas ir aš, žinai, taip užklausė tiesiai, paprastai, žinai, tokio recepto nieks neduos. Nes kodėl, galiu pasakyti, pats bandžiau, pavyzdžiui, sakysim, apaštalo Pauliaus tekstas, ne, visuomet džiaukitės viešpatie ir vėl kartuoju džiaukitės, jūsų meilumas te būna žinomas visiems viešpats yra arti, nieku per daug nesirūpinkite, bet visose reikaluose malda ir prašymų su padėkiu, su troškimai tesidaro žinoma Dievui ir Dievo ramybė, pranoks visokia išimtis sergis jūsų širdis, imtis Kristuje Jėzuje, taip toliau. Arba kita vieta, ne, visuomet džiaukitės be paliovos, mylėkit už viską dėkokite, nes Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje. Čia porą pavyzdžių pateikė apaštalo Paulius, kad tu gali juos medituoti. Ne? Medituoti metų metais ir atrodo turėtų padėti. Ne? Bet kaip praktika rodo, kad ne taip jau baisiai greit ir padeda. Žinai. Nes kodėl? Tu medituoji ir galvoji, kad greičiau užgimtų tas džiaugsmas. Ir ar užgimė, ar neužgimė, ar aš jau ramus, ar aš neramus. Tai šitą vietą už tai nėra taip paprasta. Dabar ką noriu pasakyti, iš tikrųjų atskira tema būtų. Labai rimta tema. Daryti reikia ir labai daug psalmės yra, reiškia labai daug. Aš dabar greituoju būdu, pavyzdžiui, net galėtume atsiversti 87 psalmę, ten labai gerų yra eilučių, ne, kaip mane Dievas, kaip manim rūpinasi. Bet ne tik tai, aš kaip pavyzdį tik čia pasakiau, ne, 23, 27, 16, 91, taip toliau.
išsirinkti, bet šitai vien automatiškai nepadės, nes kaip arba dalinai padės. Pirmas dalykas tai vis tiek turėtų visas mūsų mąstymas susikoncentruoti, kad Dieve, aš ieškosiu savo gyvenime tavęs. Labai keistai skamba, ne? Arba ką reiškia ieškosiu. Čia toks labai abstraktus dalykas, bet tiesiog, kad tu esi mano tikslas. Bet kad aš tai, ką dabar sakau, tai čia tai paprastai nepasimsi. Gerai, skirsiu laiką, kažką domėsios. Kaip tai atrodytų? Kaip tu sakai. Pirmiausia, net neskirsiu laiką, kad turi ateiti supratimas, kad Dievas yra pats svarbiausias. Labai lengvai pasakyta, ne? Bet kad tai taptų mano vidumi, tai galbūt reikia nueiti nežinau kiek metų. Jo, bet jeigu pagrindinis atitimo, tas dirgiklis yra kaltės jausmas, kad kažkas ne taip su manim. Tai dabar ką turiu užsiminti, tai dabar visas kelias, ne, kad tai, ką aš pasakiau, frazė labai paprasta, bet kad jinai taptų mano, tai labai ilgą kelią reikia eiti. Visą gyvenimą reikia eiti. Dieve, tu esi pirmoje vietoje, viskas. Tai praradimų ir atradimų ir kančios čia, žinai, ir visokių gali būti bandymų, ir vienokių, ir kitokių, ir su šventu raštu, ir psichoterapija. Bet mes kalbame iš savo taško, ne, tai iš tikėjimo pozicijos. Tai nebandyti savo gal. Kaip jau minėjai, čia gali būti vairiai. Ir skaitysiu šventą raštą, ir melsiuosi, stengsiu savęs nekaltinti. Vis tiek čia turėtų būti toks giluminis tikėjimo turinio pažinimas. Bet Dievas tikrai nėra kaltintas. Pagrindinis Dievo žvilgsnis į mane tai yra mylinčio Dievo žvilgsnis. Tačiau Dievo meilė nėra tokia, kaip mes ją įsivaizduojam. Šitą irgi reikia žinoti. Dievas nėra turis, kuris ten, žinai, kaip mes dažnai įsivaizduojam, meilė tai yra kaip, oi, kaip man tavęs gaila, seiliuojasi, tai nervina tokie dalykai, bet, žinai, tai čia meilė. Ne, Dievo meilė yra kieta. Žiūrėkim, kur Jokūbo laišką galim pažiūrėti, ne? Kitas švento rašto vietas. Kokia yra Dievo auklyba? Tam kartu ir rūsti, kieta, bet neša gražių vaisių. Tad už tai, aš kaip už tai savo ir kitiem patariu, kol nepradėsim medituoti Dievo meilės, tai mes nei to džiaugsmo, nei ramybės nerasim. Drąsiai galiu. Tai čia, jeigu norint tokio labai labai trumpo recepto, tai kol nepradėsim medituoti, kad, kaip dykumų tėvai, tą šventą raštą išskaitė nepuikiausiai, sako, Dievas jumis rūpi, Jėzaus žodžiai. Nei plaukas nenukrinta nuo galvos, tai įsivaizduoja, kaip tą padaryti, kad štai kas beatsitiktų, tai yra Dievo meilė. Tai, žinai, ar vėžys, ar dar kažkas, tai kaip dabar, kaip man, kita bėda, dar kas nors. Ir kaip visą tai suvesti ramybėje, kai, žinai, psichologinė ramybė norisi, prasminė ramybė norisi atrasti, kad ir štai suvesti, kad štai kas beatsitiktų, Dievo meilė, ne? Nes viskas Dievas mums duoda pačių geriausių dalykų. Tai šitoje vietoje netai paprasta ir štai ką mes iš savo pusės galim padaryti. Nes pripažinti, kad Dieve aš praktiškai nieko nesuprantu ant šitos žemės. Ir ką iš mūsų, ką būtina padaryti yra? Tiesiog kiekvieną dieną melstis. Štai Dievo meilės mes neišgyvensime be maldos. Kažkai aš esu nusidėlis, Dieve, aš ateinu pas tave. Man reikia tavęs, nes be tavęs aš per gyvenimą nepraeisiu. Tai vėl atrodo visiškai elementarus dalykas. Tai ten ar tie pamokslai vienokie kitokie, aišku, gaila, kad būtų geriau, kad dabar, jeigu tai šiek tiek toks ekskursas, pradėjome apie pamokslus kalbėti, kuo daugiau būtų pamoksluose tikėjimo turinio, nes šiandieninis žmogus yra labai nutolęs nuo tikėjimo turinio, nuo elementarių katekizminių dalykų, visiškai nutolęs, labai daug tokių išskydusių dalykų, o tikėjimo turinys yra toks. Dievas yra meilė. Jono Evangelija, Jono laiškai, aišku, Dievas žvelgia į mus. Tai bet ta meilė ne tokia, kokią aš įsivaizduoju. Arba kokią mano tos sužeistos emocijos norėtų, arba tokio seiliojimuose, pritarimo, dar kažko ne. Dievas labai rimtai žiūri, nes jisai nori sukurti manyje Dievo žmogų, kuris pajėgus bendrauti su Dievu. Įsivaizduoju, kad aš pajėgus bendrauti su Dievu, tai nuodėmės man tą atrodo. Tai jeigu tokio recepto paprasto, medituosiu Dieve tavo meilę, kiek pajėgiu, ir prašysiu tavo pagalbos, arba atvirkščiai prašysiu tavo pagalbos ir medituosiu tavo meilę. Ir rezultato, tai ir dar klaida didžiulė.
Aš iš savo asmenės patirties galiu sakyti, jeigu nori greito rezultato, tai tik kankini save. Tikrai. O jo norisi. Nu, aišku, nuo charakterio priklauso, čia, žinai, gal kitas žmogus kantresnis, kitas, nu, žodžiu, bet jeigu, žinai, medituoji va džiaugsmas ir kada tas džiaugsmas ateis, kada jis ateis, nu, tai čia, žinai. Nu, bet ką padarys kiekvienam savo kelią, tai čia, žinai. Tai va, tai dar kartą apibendrinant, melsiuos ir Jėzų galvosiu apie tavo meilę visame kame. Tai va. Ir nepamiršk, kad čia dar ne viskas. O Dievas ko nori iš mūsų? Moko pagal didį Dievo įsakymą. Moko meilės Dievui, savo ir artimai. Tai va. Čia, žinai, vėl galim įsiplėsti dar, kad iš tikrųjų tai daugeliu atveju, tai mes nemylim savęs. Tai čia, bet čia jau kita tema bus visai. Dieve tada duok mum iš tikrųjų, kaip čia reikėtų sakyti, patrauks mūsų širdis link savo meilės, kad tikrai galvotumėm, nesikoncentruotumėm į savo savijautas, kažkokius kitus sėkmės, nesėkmės. Ir tokia neteisinga kaltė patrauk, kur iškreipė santykį su Dievu. Tai padėk. Čia vėl, žinai, padėk pažinti tikrą realybę. Iš tikrųjų, aš visą laiką esu nusidėjėlis. Net tada, kai atsitraukiu nuo klausyklos, aš jau esu nusidėjėlis, nes mane gali sunervinti bet kas. Bet tai čia, žinai, dar viena tema čia. Čia, taip, kaip pasakyti, labai išmintingai reikia sakyti, nes tie, kurie yra perdėto jautrumo, tai, jie visur jau jaučiasi tie kalti ir taip toliau. Čia, kadangi ir kalbam apie tuos žmonės, kuriuos dvasiniam gyvenime vardina, galėtumėm sakyti, padidintas kaltės jausmas. Yra vieni žmonės, ar ne, kaip kalbėjom, kad kurie nemato, vadintim, kaltės, ar ne, o kiti amžinai vadintim, kaip su kaltės kupra būtų. Matai, ta kaltė, dar nepaminėjom vieno dalyko, labai tokia bjauraus, iš tikrųjų. Kaltė ką padaro? Žinai, tokia, ta iškreipia žmogaus orumą. Tai va, jeigu kalbėtų apie meilę Dievą, tai savivertė iškreipia visiškai tokia neteisinga kaltė. Kai aš esu tikrai teisingai kaltas, tai tvarkoj, tada žinau, ką prisidirbo ir viskas tvarkoj, bet ta tokia išplaukėjusi, tokia netikra kaltė, tai tai kaip aš, o žmogaus tos vidus tai šaukia to tokio savivertės, orumo. Ir čia, jeigu įjungtume jau ir tą dvasinę dimensiją, tokią galėtumėm drąsiai sakyti, kad čia, taip, žargonu galbūt kalbant apie melo dvasią, kuri, sufalsifikuoja tą mūsų orumą. Taip, čia piktasis ant to gali lošti puikiausiai. Ir iš tikrųjų, turbūt ir pats, ir aš sutinkam žmonės, kurie jau, tokiam garbiam amžiui, bet kalbant su jais matosi, kad ten tas piktasis ant kaltės stygų taip pagroja, kad iš tikrųjų ir vardina to žmonės. Tai ne tik ir jaunimas, pavyzdžiui, ypač jauni žmonės dabar, kurie mokyklas eina, ta prasme, paaugliai, jie nori būti geri, jie nori būti pažangus ir jie taip neretai kankinasi, kad štai netitinka, reiškia, į tos aukštos kartelės visose srityse, tam prasme ir dvasiniai, žinai. Nes čia nesvarbu, jeigu užkeltas tas iškreiptas pasaulio vaizdas, tai tu visur paskui tada kankiniesi, žinai. Tai Dieve duok, kad tikrai mąstytume ir leistume tai Dievo meilei, žinai, nušviesti viską. Na va. Amen. Amen.